Jūs man pasakykit nors viena, jeigu jūs susipažintumėt su vyru ir pasakytumėt, kalbėdami su juo, kažkuriam pasimatymė, kalbėtumėt apie finansus, apie darbus, bet kaip tu dėliojasi, ar kažkur investuoji, jo, investuoju, va dabar turiu 12 000 eurų, sukaupiau per kompensą, realiai bet kada galiu išsimti, žiauriai gerai jaučiuosi. Bet kaip jūs įsivaizduojat, jūs nepakelėt savo kartelės, kad jūs protinga moteris, dirbanti, galbūt turite vaikų, galbūt išsiskyrusi, galbūt ne. Ir jūs galvojate apie savo ateitį, jūs turite jau kapitalą savo sukaupusi. Aš nekalbu apie būstus, automobilius ir taip toliau. Kalbu apie paprastą dalyką, investiciją savo atsidėtą, kurią jūs galite čia ir dabar išleisti. O ne kažkur bėgti ir kažkieno prašyti. Ir galvoti, kad turite susirasti vyrą, turtingą, kuris turėtų pastatyti namus, turėtų apipirkti jūs, nupirkti, sumokėti ir taip toliau. Ne, mielosios. Labai dažnai moteris pamiršta įsigyvenusios su vyrais, kad visus pinigus pradeda malti vieną dalyką, o po to, kai prasideda skyrybos dėl įvairiausių dalykų, netektis, tiesiog gyvenimas atskiria du žmonės vienas nuo kito, o tada moteris lieka viena su vienu arba dviem vaikais. Ir viskas lieka bet kokiu atveju moteriai ant pečių. Jums pirmiausia reikės vežti vaiką į darželį, jums jį reikės aprūpinti, jums reikės pirmiausias bėdeles visas sugerti vaiko. Ir jums reikės planuotis atostogas, pasimatymus ir visus kitus dalykus. Ir šitie dalykai, žinokit, tiek daug kainuoja, kas su tuo nesusidūrė, tikriausiai net neįsivaizduoja. Bet kai pradeda susidurti, va tada pagrindinis dalykas, žinot, kame būna? Piniguose, daugiau niekur. Tik piniguose. Jeigu moteris išsiskyrus neturi babkių, viskas, jinai žlugus, realiai žlugus, jinai neturi elementariai už psichologo, už teisininką, advokatus, neturi iš ko mokėti. Tai kaip galima galvot, kad pinigai jums nereikalingi, jeigu jūs dar neinvestuojate ir apie, ta prasme, to nedarote. Jums realiai gaila savo 3 eurų per dieną, 9 eurų per mėnesį, jums dėl savęs gaila, dėl geresnio rytojaus, po rytojaus.